Pastaraisiais mėnesiais stebim pasaulį lyg nesibaigiantį trilerį. Nebereikia nei Netflix, nei Telėje siūlomų siaubo filmų. Aš beje tokių niekada ir nežiūrėdavau. Tačiau šį tikrai gyvenime vykstantį trilerį, kuris dėja, bet režisuojamas Vašingtone ir, kaip jau įprasta, Maskvoje, esame priversti matyti ir stebėtis, ir jaudintis. Tikrai ne tik matyti, privalome greitai daug ką permastyti ir spręsti. Pirmiausia, pakalbėkim šiek tiek apie trilerio turinį. Kaip jau ne kartą vieni kitiems sakėme, reikia numatyti blogiausius scenarijus ir jiems ruoštis, kad jie tiesiog neišsipildytų. Kol kas blogiausias scenarijus realus ir kiekviena diena pasipildo naujomis, dėja, bet blogomis žiniomis. Visi sekame Rusijos ir JAV pokalbius apie galimą ugnies nutraukimą. Aš netikiu garbingų taikos susitarimu su banditais. Netikiu, kad Trumpo taktika atves į teisingą ir ilgalaikę taiką. Tai, kas dabar vyksta, man labiau primena 1938 metų Miuncheno sutartį su Hitleriu, dėja, bet tai primena. Manau, kad buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas, kuris dabar beje perėmė numirusio Žirinovskio funkcijas, šiandien parašė tai, ką iš tiesų galvoja Kremlius. Ir aš leisiu savo jį pacituoti, Medvedevą. Prezidentų Putino ir Trumpo pokalbyje pasitvirtino gerai žinoma mintis. Valgomajame tik Rusija ir Amerika. Meniu. Lengvi užkandžiai, Briuselio kopūstai, britiška žuvis su traškučiais ir Paryžiaus gaidys. Pagrindinis patiekalas – Kijevo stiliaus kotletas. Mėgaukitės maistu. Citatos pabaiga, taip parašė Medvedevas. Nemaniau, kad kada nors cituosiu Medvedevą, tačiau tokia šių dienų realybė. Ir jo pašaipioje žinutėje ir yra tas blogasis scenarijus, kuriam turime ruoštis. Jis nepaminėjo beje Vokietijos, kai kas sako kopūstų su dešrelėm, o Vokietijoje visai geros žinios. Vakar parlamentas priėmė labai gerus sprendimus. Deja, bet Vašingtone ir toliau intensyviai siekiama pakeisti agresoriaus ir aukos naratyvą. JAV vis dažniau pasirodo straipsniai ir rimtuose žiniasklaidos priemonėse, kuriuose dėl karo kaltinama Ukraina ir buvęs prezidentas Bidenas. Net Maidanas vertinamas kaip neteisėtas veiksmas. Pripažįstama, kad Janukovičius buvo tinkamas prezidentas ir jisai elgėsi teisingai. Ir visa tai vyksta šokiruojančių Trumpo administracijos sprendimų fone. Tie sprendimai jau turi poveikį visame pasaulyje. Mums jautriausia, kad USAID projektai sustabdyti laisvės nuo Rusijos siekiančiams tautoms – baltarusiams, ukrainiečiams, moldavams, kartvelams ir kitoms tautoms. Šokiruojanti žinia apie planuojamą Voice of America, Amerikos balso ir Laisvės radijo sustabdymas. Neseniai lankiausi Sakartvele, kur Laisvės radijas kartvelų kalba yra pagrindinis laisvo žodžio kanalas prorusiško oligarcho užvaldytoje valstybėje. Tačiau labiausiai nuvilinti šio ryto žinia iš Vašingtono yra ši. JAV planuoja atsisakyti savo lyderystės karinėme NATO lygyje. Iki šiol visuomet SACEUR arba angliškai NATO Supreme Allied Commander Europe, vyriausias, kaip čia pasakyti, Europos vadas NATO struktūroje, būdavo JAV generolas arba admirolas. Na ir JAV vaidmuo, aišku, pats didžiausias. Politinis vadovavimas NATO buvo skirtas Europos arba Kanados atstovams. Ką reikštų, jeigu ši žinia taptų tikrovė? Tai reikštų, kad JAV atsisako savo lyderystės NATO, faktiškai atsitraukia nuo NATO. Akivaizdu, kodėl per SACEUR, per karinę dalį, todėl, kad jau pirmojoje Trump kadencijoje JAV kongresas narystės NATO klausimus perėmė į savo rankas, bijodami, kad Trumpas iš NATO išeis. JAV prezidentai dabar jau nebegali patys vieni priimti sprendimų išeiti iš NATO.
Bet atitraukti savo vyriausią žmogų NATO Europos struktūrose, sumažinti kariškį turiuomenį, sumažinti dalyvavimą karinėje NATO dalyje gali. O juk tai ir yra NATO. Būtent karinė galia šiame aljanse yra esmė. Tai vat štai tokiame fone svarbiausių klausimų tampa ES ir plačiau negu vien ES, visos Europos gebėjimas per įmanomai greičiausią laiką sukurti reikalingus gynybinius pajėgumus. Kovo 19 diena įeis į ES istoriją kaip Europos gynybinės sąjungos pradžia, nes buvo pristatytas svarbus dokumentas, kaip tą gynybinę sąjungą ateityje kursime. Beje, šį dokumentą parašė 2 atstovai komisijoje iš Baltijos valstybių, tai Kaja Kallas, vyriausioji įgaliotinė saugumo ir gynybos klausimais, bei Lietuvos komisaras, iš Lietuvos komisaras gynybai Andrius Kubilius. Jau nuo tada, kai jam, Kubiliui, šis portfelis buvo paskirtas, supratom, kad tai ne tik pasitikėjimo Lietuva klausimas, bet ir didžiulė atsakomybė. Tuo labiau tai aišku dabar, kai saugumo situacija Europoje darosi vis labiau dramatiška. Europos kontinento saugumo kontekste gyvenam ir mes, Lietuva. Ir turime kaip niekada būti stiprus. O realybė nėra džiuginanti. Aš labiausiai rami, kalbant apie Lietuvą, dėl mūsų kariuomenės pasiryžimo ir gebėjimų. Akivaizdu ir visi sutinka, kad turime ją stiprinti. Puikūs žmonės jai vadovauja. Svarbus sprendimai daromi pasienio apsaugoje. Tačiau man neramu, kad turime gana silpną ir tarpusavyje esminiais valstybės klausimais, o esminiai šiandien yra saugumas ir gynyba, nesutarančią valdančią koaliciją. Tai yra labai pavojinga. Perspėjome anksčiau, kad prorusiškų veikėjų pakvietimas į valstybės valdymą yra didelė klaida. Ir ne vien todėl. Aš neturiu priekaištų krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės laikysenai ir pasisakymams. Nežinau, kaip ten reikalai pačios ministerijos darbuose, bet linkiu geriausios sėkmės. Tačiau tai, ką girdžiu iš premjero Palucko, tai juk patys matom, dažnai skamba visiškai kitaip negu ministrės pasisakymai. Ir tai yra labai blogai. Premjeras mano, kad jei žmonėm kasdien sakysi nesureikšminkim, tai karo ir nebus. Negalima žmonėms meluoti. Taip kaip nemeluoja socialdemokratė Danijos premjerė, kaip aiškiai vokiečiams kalba būsimas kancleris krikščionis demokratas Mercas. Žmonės reikia telkti, politinės partijas reikia telkti, visus, kurie sunkiai dirba dezinformacijos frontuose, reikia telkti. Deja, bet prezidento Nausėdos iniciatyvos gąsdinti Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistus, nacionalinio transliuotojo žurnalistus, kad jie bijotų kalbėti, rašyti dėl kažkokių pradėtų keistų auditų, yra pavojingos. Kai karo akivaizdoje valstybės vadovas žaidžia tokius žaidimus, yra nedovanotina. Tuo labiau, kad žaidžia vienoje smėlio dėžėje su visokiam Janutienėm, Orlauskais ir Žemaitaičiais. Su tais, kurie neslepia neapykantos padoriajai žiniasklaidai ir ypač nacionaliniam transliuotojui. Taigi, saugumas yra plačiau negu tik kariuomenė. Stiprios kariuomenės neužteks, jei bus silpna politinė valdžia. O kol kas ji dėja stiprybės nerodo. Dėja. Tad prisisekim saugos diržus ir tęskim savo šalies apsaugos darbus. Juk mes kiekvienas galim daug padaryti. Bent jau neleisti nedaryti to, ką reikia padaryti.